anglų gestų kalba, kurią irgi mokomės, tai vat, kas yra įdomu, vat, naujas dalykas. Netgi gestų kalbos turi skirtingų. Neišeis. Tai ar jūs irgi man pritarėt, kad iš tikrųjų mokyklose yra labai greitas tempas? Visko pasaulyje domiesi ir viskas tau įdomu ir viskas tau sekasi. Ne. Tai va būtent, tai čia va tas dalykas, kad nebūtinai reikia turėti negalę ar jos neturėti, kad tau nebūtų kažkoks dalykas įdomus arba tu jame domėtumėmis. Žmonės labai daug nori, bet nevertina, manau, ką aš pasiekiau. Sveiki visi, šiandien susirinkome į podcastą Be abejo turbūt tiesa ir bendrausime tarpusavėje su Vladu, Saule, Kristupu ir manim apie taip kaip diskriminacija dėl negalios. Įžangai, ar jūs galbūt žinote kokių nors intelektinių negalių? Aš manau, kad dažniausiai su kuria susidurėm tai yra autizmas ir Dauno sindromas ir iš tikrųjų labai daug žmonių yra diskriminuojamų dėl Dauno sindromo. Ką tu, Kristupė, esi girdėjęs? Tai tik dėl Dauno sindromo autizmo daugiau, tai arba gal girdėjęs, bet nebeatsimenu, bet gal girdėjęs daugiau, bet pagrindinės šitus gal esu girdėjęs. Jo, tai iš esmės negalios gali būti dėl fizinių sunkumų, arba, tarkim, žmonės negali kažko padaryti fiziškai, nes jų kūnas yra neveiksnus, tarkim, negali vaikščioti, negali girdėti, klausyti, matyti, kalbėti, labai skirtingai būna, bet yra, kaip tu paminėjai, negalios, kurios susijusios daugiau, ne dėl to, kad fiziškai žmogus kažko negali, bet dėl to, kad, tarkim, ten kitaip yra sutrikimas kažkoks, kaip yra autizmo spektro sutrikimas, Dauno sindromas, yra nebūtinai sutrikimai, kartais gali būti sunkumai, kur žmogui tiesiog yra sunkiau suvokti tam tikrus dalykus, tai gali būti sunkiau suvokti mokykloje kažkokį kursą, bet tai yra ne dėl to, kad žmogus nenori to padaryti, tiesiog negeba. Nes tą nustato tikrai specialistai ir šitoje vietoje svarbu pasakyti, kad tai nėra liga, nes nuo tokio dalyko nėra pagyjama. Tai nėra, kad kažką liga, susirgam gripu, reiškia, yra kažkoks procesas ir pasveikstam, o negalia arba sutrikimas arba kažkoks sunkumas, tai jisai visą gyvenimą mus lydės, nes tiesiog tokie gimė. Bet ar yra kažkokie gal procesai arba mokymai ar net darbas su kitu žmogum, kas gali padėti tokiam sutrikimui arba tokiai negaliai? Galbūt ją susilpninti, ar čia jau niekas nepadės? Tai faktas, kad tu negali pagydyti, ta prasme, jeigu žmogus turi Dauno sindromą, tai žinom, ta prasme, tai yra genetinis, ta prasme, dalykas. Bet yra galimybės žmogų įgalinti, nematyti žmogų kaip turintį negalę, ta prasme, kad jisai negali to, trečio, penkto, bet galima padaryti, sukurti aplinką, kur žmogus galėtų tobulėti. Nes dažnai žmonės su Dauno sindromu, tai jiem, pavyzdžiui, reikia daugiau užsimti įvairiais fiziniais pratimais, kad jūs stiprėtų raumenys, nes jie labai greitai tiesiog nusilpsta raumenukai. Tai jums reikia daugiau, tarkim, vaikščioti, užsimti visokiam kineziterapijom, ergoterapijom ir, ta prasme, kai jie tai daro daugiau, negu kad, tarkim, mums reikėtų, jie tada yra stipresni ir gali, tarkim, atlikti tam tikras užduotis, kur žmonės sveiki be negalės gali tai padaryti. Lygiai taip pat sukurti aplinką, tarkim, kuri būtų, dabar pas mus yra labai daug įvairių spalvų, tai tarkim jau žmogui, kuris galbūt turi autizmo spektro sutrikimą, jau jam būtų, tarkim, per daug gal spalvų trikdytų, arba, tarkim, šviesa ryškiai trikdytų. Tiesiog sukurti aplinką, kur nebūtų tokių aštrių dirgiklių, tai aštraus šviesos šaltinio, daug ryškių spalvų, nes kartais tas pats autizmo spektro sutrikimas jis yra spektre, tai vienam žmogui kaip tik nebuvimas spalvų gal trikdys ir jausis nepatogiai tam pačiam autizmo spektre, o kitam bus kaip tik per daug spalvų, bus trikdantis veiksnys. Tai tiesiog reikia žinoti, nes kiekvienas žmogus su negaliom yra unikalus ir tiesiog specialistai išaiškina, kur to žmogaus yra stiprybės, galios ir kokie yra sunkumai ir kokios yra silpnybės. Ir tom išvadom tiesiog vadovaujantis, ar tarkim mokykloje mokytojai, ar tėvai gali tada sudaryti sąlygą žmogui augti, tobulėti ir pasiekti, kiek yra labiausiai įmanoma savo tikslų ir savarankiškumo gyvenime. O pavyzdžiui, kodėl žmonės vis dar mano, kad turintys intelekto sunkumų negali turėti gerų idėjų? Aš manau, kad čia yra labiau stereotipas ir likęs jisai yra iš senų laikų. Nes aš, pavyzdžiui, to visai nepripažįstu, turiu klasioką, kuris labai gerai nusimano apie kosmosą, tuos visus projektus, viską, ir tu su juo gali laisvai bendrauti apie tai,
O pavyzdžiui, yra sričių, kurios jį tiesiog nedomina. Ir čia labai stiprus ir bjaurus stereotipas, mano nuomonė. Nes vieni žmonės turi vienoj pusėje stiprybių, kiti kitoj. Ir jeigu mes bendradarbiausim ir tas savo stiprybės panaudosim geram tikslui, mes galim labai daug pasiekti, daug daugiau negu dabar esam pasiekę. Tikrai taip. Ar Kristupai, tu, pavyzdžiui, visko pasaulyje domiesi ir viskas tau įdomu ir viskas tau sekasi? Ne. Nu, tai va būtent, tai čia va tas dalykas, kad nebūtinai reikia turėti negalę ar jos neturėti, kad tau nebūtų kažkoks dalykas įdomus arba tu jame domėtumėmis. Ir va šitoje vietoje, nu ne visi žmonės iš savęs paėmus yra kūrybiški. Kitas žmogus kaip tik sakys, duokit man tokią darbą arba užduotį, kur man būtų viskas aišku, aš ją padarysiu, bet neduokit man kūrybiškos užduoties, nes man tai bus kančia ir aš niekaip tos nepadarysiu. Tai nebūtinai priklauso negalios. O kitą kartą kaip tik žmonės su negalia turi tiek daug idėjų, tiek daug kūrybiškumo, paveikslai būna piešiami labai įdomus, nes nu, jie tą pasaulį kartais suvokia ir mato visai kitų kampų. Ir būna labai tikrai didelės ir parodos ir pristatymai, kaip žmonės, kurie turi, tarkim, autizmo spektro sutrikimą arba Dauno sindromą arba visus kitus įmanomus, ta prasme, kaip jie tą pasaulį mato ir perteikia tai per meną. Tai būna labai, labai vertingas pamatymas ir meno pasaulio tai yra didelė vertė irgi. Aš visiškai jums pritariu, aš savo giminėj turiu vaiką, kuris iš tikrųjų jam yra labai sunku ir kalbėti, skaityti ir jam labai sunkiai sekasi mokykloje, nes aišku mokytojai vertina pagal tai, kiek jisai žino, kiek jisai gali pasakyti arba mąstyti, bet iš tikrųjų jisai labai sugeba jausti kitų žmonių vidinius tokius jausmus. Jisai labai puikiai supranta, kas vyksta aplink jį, supranta žmonės, ką jie jam sako, žinai. Ir iš tikrųjų tai parodo, kad tokios negalios netima visko iš žmogaus. Tiesiog jisai negali, pavyzdžiui, kalbėti arba labai gerai išreikšti savo mintis, bet jisai gali suprasti kitus. Taip. Tai čia daugiau kalbėjo apie kalbos ir kalbėjimo tikriausiai sutrikimą arba sunkumus. Jo, nes tikrai būna taip, kad, tarkim, nesuveikia kūnas taip, kaip tu norėtum. Tu mąstai puikiausiai, nėra kažkokio gal net ir intelekto sutrikimo, bet tiesiog neveikia kaip norėtum. Ir tikrai, žinom, aplinkoje labiausiai gal susipažinę esam, tai kai žmonės yra nebyliai arba, tarkim, kartais net, žinom, mikčioja irgi. Žmogus puikiausiai mąsto, mano geriausias draugas, jisai turi problemų su, jam yra nesunku, tai yra sunku jam išsakyti savo nuomonę be mikčiojimų, bet, bent jau mano klasiokai, kai kurie iš jų taip pasityčia, bet aš pats asmeniškai stengiuosi, kad jisai nebijotų, kad, pavyzdžiui, aš jam, pats bandau padėti, kad jeigu jam yra sunku, kaip pavyzdys, kaip dalyvavom vaidinime, ir jisai labai bijojo, kad jisai pradės mikčioti, kai reikia pasakyti žodžius, tai kelinti metai aš jam primenu, kad jisai tegul įsivaizduoja, kad mato, pavyzdžiui, savo mamą tik tai ir nemato kitų žmonių. Ir kaip jisai man pats sakė, kad jam tada nėra baisu. Tai reikia tiesiog bandyti ir padėti tiem žmonėm. Ir aš, pavyzdžiui, manau, kad daugelis mokytojų mokyklose nėra tam, kaip ir pasakyti, pasiruošę, įsilavinę dirbti su vaikais, kurie turi negalią, nes iš tikrųjų nemažai mokytojų juos vertina kaip kitus mokinius ir mesgi visi esam skirtingi, kaip sakėt, vieni stipresni yra vienose srityse, tai pavyzdžiui, gal kitiem geriau matematika sekasi, o kitiem gal geriau dailė ir muzika. Čia, kaip pavyzdys būtų, kaip išrikiuoji skirtingus gyvūnus, pavyzdys dramblį, gyvatę ir kokį driežą, ir jiem visiems užlipti į medį, tai jie visi nesugebės išlipti. Tai tas tiesa, tas geras pavyzdys, bet iš kitos pusės gal ir norėčiau šiek tiek apginti mokytojus, tikrai nedaugelis gal. Taip. Ir tikrai keičiasi, nes yra labai daug įvairių kursų, mokymų, kaip suprasti. Bet mokytojai yra pastatyti į tokią neįmanomą padėtį, pavyzdžiui, matematikos mokytojams yra pasakyti, kad jie per metus laiko, nežinau, ten, pavyzdžiui, 8-oką mokiniai turi išmokyti tam tikrų kurso ir aišku, jeigu būna, tarkim, ar ten pritaikyta programa arba individualizuoti, jeigu yra intelekto kažkoks sutrikimas, tai reikia kažkiek mažesnį kurso krūvį išmokyti, bet jie turi išmokyti, ta prasme, tai va šitoje vietoje jiems sunkiau ir jie tada įsprausti rėmus, kad jie turi žinoti mokinio gebėjimus, sunkumus, galias ir panašiai įvairias, bet tuo pačiu išmokyti visą kursą. Tai tuo pačiu pasakoti visai klasiai, kai jūs yra labai daug ir dar skirti dėmesio tiem, kam jo reikia, tarkim, daugiau paaiškinant, tarkim, kokią nors pritaikytą programą. Tiesiog labai sunku ir kadangi pas mus šita apskritai įtraukties politika švietime yra neseniai,
palyginus, nu, vat, porą metų praktiškai, kad visi galėtų mokytis visose klasėse, tai mokytojai, kurie, tarkim, ilgiau dirba, kurie anksčiau tokių mokinių neturėjo, arba mes juos tais laikais vadom tiesiog klasės kvaileliais ir ten sėdė gale, svarbu tylėk ir tau vos 4 parašysiu, tai dabar nu, yra tiesiog priemonės ir metodai, kad su jais reikia dirbti. Tai kalbant apie mokyklą, ką Jūs manote, ar mokykloje svarbiau, kaip greitai tu supranti informaciją, ar tai, kiek pastangų įdedi bandydama suprasti? Aš iš tikrųjų manau, kad mokykloje labai vertina pagal tai, kiek tu sugebi įsiminti, o ne pagal tai, kiek tu sugebi pritaikyti, panaudoti, nes, pavyzdžiui, daugelie dalykų tavo tikslas yra kuo daugiau iškalti informacijos, o ne kuo geriau ją pritaikyti. Ir aš manau, kad mokykla turėtų labiau atsižvelgti į tai, jog mokinti tokius dalykus, kuriuos galėtum labiau pritaikyti gyvenime. Nes iš tikrųjų tai yra skiriama mažai dėmesio ir kaip ir bendravėsi su vyresniais mokiniais, tai jiem būna labai sunku, kai baigia mokyklą ir išeina vieni gyventi, pavyzdžiui, mokesčius mokėti ar kažką panašaus yra sunku, o mokykloje to tai neišmokina, ar gal kai kurių tėvai tiesiog to nenori išmokinti ir liepia pačiam išmokti, kas yra labai sudėtinga. Aišku, aš nesakau, kad tai yra negerai, bet manau, kad turėtų interpretuoti tą tokį iš gyvenimiškos pusės daugiau į mokyklą, kad galėtume pritaikyti gyvenime. Tai čia jo, tu kalbi, ką turėtų mokykla. Vis tiek tėvai sako, kad mokykla turėtų išmokyti mokinius ir vaikus visko, o mokykla galvoja, kad tėvai turėtų išmokyti gyvenimiškų dalykų, o mes mokysim dalykų. Aš nepritariu, aš manau, kad turėtų bendradarbiauti tiek mokykla, tiek tėvai. Bet kalbant apie mokinius, kuriems šiek tiek yra sunkiau, tai kai kurios mokyklos taiko tokį mokinio pažangos stebėjimo procesą. Taip. Ir labai tai yra geras dalykas mokykloje stebėti ne tai, kiek vaikas gavo mokinys, kokį pažymį įvertintą, bet pavyzdžiui, jeigu jis atėjo rugsėjo mėnesį su 3 žiniomis, o mokslo metus pabaigė su 5, tai yra per 2 balus jau pasikeitė žinių lygis. Tai yra didelis progresas, daug daugiau gal tam mokiniui reikėjo dėti pastangų, kad pasiekti tą 2 balų pokytį, negu kad tam, kuris pastoviai gauna 8, atėjo rugsėjus 8 ir baigės 8. Jisai stabiliai mokėsi, o tam reikėjo mokiniui daug daugiau dėti pastangų, suprasti, kaip jisai galėtų geriau mokytis ir, ta prasme, pasiekti tą lygį. Tai va šitoje vietoje yra tokios programos ir tikrai taiko, bet tikrai ne visur, bet va šitoje vietoje gale dienos mokykla ir mokyklos kursas baigėsi egzaminais, kur yra matuojamas žinių lygis. Nesvarbu, kiek tų pastangų įdėjo. Vienas mokėsi savaitę laiko prieš egzaminą ir galbūt gaus gerą pažymį, o kitas mokėsi 3 metus ir gaus tiek pat. Tai va šitoje vietoje mes niekada nežinom, kiek pastangų įdėsi, nes vertina galutinį pažymį. O dar kalbant apie tą, kur minėjai prieš tai, draugą, kuris turi šiek tiek mikčiojimo sunkumų. Taip. Kaip galvojat, kodėl jūsų, tarkim, bendraamžiai tyčiojasi iš tokių mokinių, kurie, tarkim, turi sunkumų, bet kodėl tai vyksta? Aš manau, kad viena iš priežasčių galėtų būti, gal jiem dėmesio trūksta, nes, pavyzdžiui, tie, kurie turi negalę, jiem daug daugiau dėmesio skiriama negu kitam mokiniui. Bet žmogui, kuris turi mikčiojimą, jam neskiriama daugiau dėmesio? Pavyzdžiui, kai kurie mokytojai jiem daugiau skiriam dėmesio, manau, pavyzdžiui, klasiokui tam, jisai į mokytoją labiau atsižvelgia ir jam duoda daugiau laiko, pavyzdžiui, sakyti mintį, nes jisai mikčioja ir, pavyzdžiui, iš baimės jisai gali normaliai sakinio nesudėti ir mokytojams skiria daugiau laiko, leidžia nusiraminti. O, pavyzdžiui, kitam... Tai pavydas? Manau, kad taip. O, pavyzdžiui, kitam mokiniui gali būti, jog pakvietė atsakinėti, jisai neatsakė per 1 minutę, nepasakė jokio žodžio ir viskas, ir jam rašo 4. Ar manau, kad kai kurie dėl to labai jaučiasi diskriminuoti. Kaip tu galvoji, Kristupai, kodėl žmonės tyčiojasi iš žmonių, kurie, tarkim, turi kažkokį sutrikimą? Kaip Tauras sakė, tai jaučiu, kad pagrindai yra pavydas. Nes jeigu duoda daugiau dėmesio, tam negalim, tai visi ir gal norėjo tokio pačio dėmesio. Bet jeigu žmogui tą patį sakė, reikia pasakyti šiek tiek ilgesnį laiką, vis pasakys. Duokit laiko, nes tikrai nepasakys per 10 sekundžių, kaip, tarkim, mes galėtume, bet jam reikia 20 sekundžių, kad pasakytum. Tai kaip gali būti pavydas, nes tu pavydi laiko, bet tu nepavydi to, kad žmogus turi sutrikimą. Tikrai nepavydi ir tikrai niekam nelinkim to. Taip, bet aš manau, kad, kaip sakiau, su tuo pažymiu, iš tikrųjų mokytojai labai viską vertina pažymiu.
kaip Tai sakė. aišku vertina, Tai pavyzdžiui, taip. kuo kitu gali siekti. Tipo, bet ir jo pastangas, manau, labiau vertinu negu to mokinio, kuris turi negalią, jo pastangas labiau gali vertinti negu kito, tam mokiniui gali taip pasirodyti. Aš nemanau, kad taip yra, jog vieno labiau vertina negu kito, bet tiesiog kai kurie mokiniam tai pasirodo, kad mane mažiau vertina, iš manęs labai daug nori, bet nevertina manau, ką aš pasiekiau, o kitas mokinys gali būti, kad nedaug stengiasi, bet jį labai stipriai vertina. Aš nežinau, ar taip gali būti, bet taip gali pasirodyti kitiem. Ir dažnai problema, kad... Aš suprantu tą neteisybės jausmą, bet supraskit, kad tie žmonės irgi nepasirinko turėti sutrikimą. Arba čia gal esminis dalykas, kad nepasirenka žmonės turėti vienokį ar kitokį sutrikimą, sunkumą, negebėjimą kažką atlikti, arba kaip tik per daug turi aktyvumo, hiperaktyvumo, noro kažką daryti ir kartais slopinamas jis yra. Jie nepasirinko. Tai kaip galima tyčiotis iš kažkokio dalyko, apskritai patyčios nėra gerai, bet suprasti, kad žmogus nepasirinko to, ir jisai norėtų, tarkim, neturėti mikčiojimo ar kalbėti normaliai, bet neišeina. Nes tiesiog toks gimė, toks yra organizmas, taip jisai veikia. Ir girdėti patyčias kažkokias ten, nežinau, pertraukos metu, arba ten labai būna su mikčiojimu, gal kartais net bando atkartoti, kiti ten pavyzdžiui. Tai yra labai nejauku, nes kaip tu gali įsivaizduoti kitą žmogų, kuris, tarkim, to nepasirinko ir gauna tokias patyčias, koks jausmas yra. Ir jis nedings, tas dalykas niekada tu jo neišauginsi, tu gali bandyti ten suprasti, kuriuose situacijose nusiramini ir tarkim tavo mikčiojimas šiek tiek sumažėja, bet pas kitus gal net ir nesumažėja, tiesiog jis yra pastoviai toksai. Jo, aš visiškai pritariu. Norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kad mokyklose iš tikrųjų yra labai greitas tempas. Kad, žinai, yra viena pamoka ir šitą reikia išdėstyti ir tai gali būti labai sunku tiems, kurie labai arba lėtai mąsto, arba netaip greitai suvokia visą informaciją. Tai ar jūs irgi man pritarėt, kad iš tikrųjų mokyklose yra labai greitas tempas? Pritariu. Nes aš manau, kad mokyklose labai stipriai yra skubinama. Nes net atrodo nespėjai pasiruošti. Iš vienos pamokos, kaip pavyzdys, išėjau iš biologijos, kalbėjau ten apie gyvybės kažkokius organizmus ir jau atėjo matematika ir tu dar nespėjai pasiruošti tai matematikai ir tau dar, pavyzdžiui, gal būna galvoj likę iš biologijos, tu dar baigi apmąstyti klausimus, kuriuos pamokose kalbėjot ir jau atėjo matematika ir tu nespėjai pagalvoti. Ir paskui taip gaunasi, kad kai kurie praranda tą, kaip čia pasakyti, tempą ir pradėjo maišytis jiem viskas. Ir tai labai atsiliepia pažymiuos. Tai gerai, bet jei kalbam apie mokinius, kuriem nėra jokios sutrikimo nustatyto ar sunkumo, tai va dėl to yra tiem žmonėm, tiem mokiniam, kartais kuriamos tos palengvintos vadinamos programos, kur, tarkim, būna pritaikyta programa, kur šiek tiek kitaip kažkokį kursą reikia, arba ten, nežinau, 80% kurso reikia, tarkim, tik tai mokytis ir panašiai. Arba būna, jeigu jau labai sunkus sutrikimas, tai būna tokia individualizuota, kur atskirai visai sukuriama. Bet kaip galvojat, esminis dalykas, jūs sako, tempas yra, tikrai tas tempas yra, jis ir anksčiau buvo, bet kaip galvojat, kodėl dabar padarė šitą įtraukties švietimą, kad mokiniai turi mokytis visi kartu? Kaip galvojat, kokia ta mintis pagrindinė yra? Kad jūsų klasė būtų ne vien tik tie, kurie viską geba ir gali, bet kad būtų visi ir sutrikimą turintys, ir negalę turintys, ir labai gerai besimokantis, ir prasčiau besimokantis. Kodėl? Aš manau, kad išmoktų bendradarbiauti iš tikrųjų ir išmoktų priimti kitokius, nes, kaip visada ir seniai ir dabar yra tas pats, kad patyčios. Patyčios yra labai dažna problema ir jeigu mes išmoksim sugyventi su tais, kurie turi negalę, jie patys nebijos išlysti, pasirodyti dienos šviesoj, o ir mes mokėsim juos teisingai priimti ir su jais teisingai bendrauti. Kaip tu galvoji, Kristupai? Kas iš to, kad mes visi kartu būsim, tarkim, klasėje, o ne kažkur, žinai, atskirai kaip anksčiau buvo. Tikrai anksčiau Lietuvoje irgi yra buvę tai, kad yra speciali mokykla tiem, kas turi negalę, speciali mokykla tiem, kas turi klausos, ten, tarkim, sutrikimų, arba negalę, arba ten neregėjai, tarsi visi buvo atskirai. Dabar jau sako, kad galima kartu ir tikrai turite klasėse dabar, tarsi, bendra klasių, kurie turi skirtingų gebėjimų. Aš manau, kad iš tikrųjų dar ir išmokina mūsų universalumo. Pavyzdžiui, jeigu turėčiau klasioką, kuris turi su klausa problemų ir jisai negali girdėti,
Tai manau, mums tektų irgi išmokti tos rankų kalbos, o mes išmokę rankų kalbos. Gestų kalba, Nu, gestų kalba, atsiprašau. Bet išmokę gestų kalbos, kaip ir pavyzdys, nuvykę į kitą šalį ir, pavyzdžiui, sutinkam kokį asmenį, kuris negirdi, bet mes sugebėtume su juo komunikuoti. Ne, nesugebėtum. Kodėl? Todėl, kad lietuvių gestų kalba yra lietuvių kalba, o latvių gestų kalba yra latvių kalba, o lenkų gestų kalba yra lenkų gestų kalba. O čia yra, yra geras mitas, kurio visą laiką neina suvokti, nes atrodo, kai kurie gestų kalbą galėjo sukurti tokią universalę, žinai, ta prasme, tarptautinę gestų kalbą. Ne. Ir kartais net ant tiek kurioziškai, kad lietuvių gestai kai kurie reiškia totaliai skirtingus dalykus kitoje gestų kalboje. Ir gali reikšti, pavyzdžiui, ten ar keiksmažodį, arba kažkokį vulgarų žodį, arba įžeidimą, ar kartais net nesusikalba. Aišku, yra anglų gestų kalba, kurią irgi mokomės, tai vat, kas yra įdomu, vat, naujas dalykas. Netgi gestų kalbos turi skirtingų. Taip, neišeis. Bet labai džiugu, jeigu, tarkim, tikrai sugebu komunikuoti su kitais, kurie turi klausos problemų ir komunikuoja gestų kalba. Ir jeigu tu ją moki, tau ir pačiam turi būti smagu, nes tu gali ir kitam padėti išmokti. Gali bendradarbiauti su kitais. Taip. Tikrai pradmenis būtų tikrai smagu, kad žinotumėte, jeigu, tarkim, turėtumėte tokį klasioką, ar tarkim, nežinau, ten šeimoje, nes tikrai, tam tikrus žodžius galima būtų žinoti. Žinot, kaip yra plojimas gestų kalba? Sakinius. Nežinot? Plojimas. Plojimas. Jo, nes tikrai jie negirdi, ta prasme, tai plojimo, tai vat yra tiesiog lietuvių gestų kalboje plojimas yra šitaip daromas. Aš žinau, kad lėktuvas tai šitaip rodom. Aš nežinau, negaliu atsakyti. Bent jau man tai pasakoju, tai čia draugas. Supratau. Gerai, tai kalbant toliau, kaip jūs manote, kaip šitie žmonės iš tikrųjų jaučiasi, turintys negalią? Aš manau, kad mums yra kol kas sunku suprasti, šiuolaikiniam jaunimui būtų daug lengviau išsiaiškinti negu garbingesnio amžiaus žmonėm, nes vis tiek skirtingais laikais augam, pavyzdžiui, dabar, kaip sakot, yra ir ne vien mokykla, bet ir tu gatvėje gali sutikti žmogų, kuris turi negalią ir gali jam reikia pagalbos. Ir tikrai yra netgi nufilmuotų tų socialių eksperimentų, kur, žiūri, ar žmonės padėtų žmogui, kuris turi negalią. Ir iš tikrųjų taip yra žmonių, kurie padeda ir nori, bendrauja. Ir man pačiam, pavyzdžiui, įdomu ir smagu išgirsti to, kuris su negalia, kaip jisai mąsto, kaip jisai mato pasaulį. Ir tu visai kitom akim pažvelgi. Ir platesnis akiratis tavo būna. Gal yra svarbu šitą vietą akcentuoti, kad kai mes pamatom žmogų turintį negalią, tarkim, vizualiai galima pamatyti, kad žmogus turi negalią arba sutrikimą, tai mums kyla gal gailestis didžiai daugumai žmonių toksai ir noras padėti, bet labai svarbu neiti ir nepadėti, tiesiog reikia pasiklausti. Jeigu matot, kad, tarkim, yra kažkoks sunkumas arba galit padėti, paklauskit, ar reikia pagalbos, nes, tikrai nereikia ir ten paimti, nežinau, ar ten jeigu fizinė negalia kažkaip, ar kitokia, tiesiog reikia paklausti ir jeigu žmogus pasakys ne, tai reiškia, žmogus nori susitvarkyti pats ir tikrai nereikia padėti. Tai iš to vietoje noras padėti vis laikis yra, bet reikia atsiklausti, ar galiu padėti, jeigu matot, kad tas poreikis tikrai pagalbai reikalingas. Pritariu. Nes ne visi nori pagalbos, gal kitiem, kaip jūs sakot, kad gailesčio jausmo sukyla, žmogus galvoja, kad aš padėsiu, būsiu geras, bet gal kitą žmogų tu kaip tik įžeisi, nes jisai galvoja, kad tu jį laikai pačiu nesugebančiu, kad jisai pats nesugeba. Ir kai kuriuos žmonės gali labai stipriai įžeisti tai. Tikrai taip. Ir pavyzdžiui, tikrai anksčiau, kodėl sakai, ten gal vyresnio amžiaus žmonės, nes kitaip supranta arba kitą turi suvokimą, nes žmonės su negalia tikrai buvo tikrai sudėtingoje situacijoje. Buvo ir laikomi atskirai, ir buvo uždaryti įvairiose įstaigose, ir neišleidžiami į gatves, ypatingai kas turėdavo, tarkim, intelekto sutrikimų. Tai ir nerodydavom, todėl nematydavom savo aplinkoje, kaip vyresni žmonės, kurie dabar yra. Dabar taip nėra, nes tikrai dabar tikslas yra, kad tie žmonės gali gyventi savarankiškai, gali nueiti į parduotuvę, apsipirkti savarankiškai, gali net ir namuose gyventi savarankiškai. Tik jiems reikia kažkokios, tarkim, pagalbos minimalios, tarkim, priežiūros, pasižiūrėti, kad kas nuo karto, kad ar viskas tvarkoja, ar supranta, tarkim, visą tą buitį ir panašiai. Tai dėl to nereikia nustebti arba ten eiti iš karto padėti, jeigu pamatysit parduotuviai tokį žmogų ar ten kur nors gatvėje. Bet tikrai jų yra dabar daugiau matomų, nes mūsų visa tvarka ir požiūris į žmonės su negalia pasikeičia. Jeigu ir jis vis dar keičiasi, tai yra procesas,
Ir sakau, tas tikslas yra, kad jie taptų savarankiški ir gebėtų patys kuo labiau pasirūpinti savimi. Ir net kartais atrodo, kad žmonės turintys ar Downo sindromą, atrodo, ką jie gali gyvenime pasiekti, mes turim tokį, neišeis, turės negalę, čia suaugęs bus žmogus nesavarankiškas, tikrai gali būti savarankiški, gali gyventi, gali net ir šeimas kurti, turėti darbus, eiti dirbti įvairius, nežinau, profesijas turėti ir mes tikrai žinom tų pavyzdžių Lietuvoje, kur žmonės turintys ar autizmo spektro sutrikimą, ar Downo sindromą tikrai dirba ir dirba tokias matomas profesijas, tarkim, kavinėse aptarnauja, gali dirbti, nežinau, kažkokioje nors irgi aptarnavimo srityje ir tai tikrai nėra kažkoks sunkumas, taip jiems reikia daugiau pasiruošti, kad gebėtų tai padaryti, bet kai jie išmoksta tam tikrą įgūdį, kartais tampa netgi labiau gebantis tai daryti, negu kad žmogus be negalių. Taip. Aš pritariu ir iš tikrųjų labai daug kyla visokių stereotipų, žinai. O gal Kristupai, gal tu esi girdėjęs kažkokių stereotipų apie žmonės su intelektualinė negalia? Stereotipų. Ką pavyzdžiui žmonės sako apie tokius žmonės arba kokios mintys kyla galbūt? Nelabai gal pasakyčiau. Nelabai gal esu girdėjęs, bet nelabai kreipiu. Kreipiuosi labai juos, nes man tiesiog ką jie apkalba apie juos, tai man tiesiog kartais net nervina, ką jie tai apsako apie tuos, nes jie skiriasi nuo jūsų ir nes jiem gyvenimas yra kartais ir sunkesnis. Tai man kartais net pyktį sukelia, kad jie taip apkalbinėja, net taip elgiasi kartais su tokiais žmonėmis. Aš turiu klausimą, apskritai mokykloje, kur nors dalyke arba, nežinau, šeimoje kalbėjote, kokie yra ten tie dažniausiai sutinkami, nežinau, sutrikimai, sunkumai ar negalios rūšys, tarkim, ir kokie yra požymiai, tarkim. Ar esat kur nors apie tai kalbėję? Bent jau iš savo patirties mokykloje mes, nebent tik tarp klasiokų, gal kažkiek esam apkalbėję ir pasidalinę bendromis žiniomis, bet ir tai manau daugiau, aš pavyzdžiui, sužinojau iš artimųjų šeimos, kiek man papasako, kiek mane išmokino, kaip reikia su jais bendrauti, kaip reikia elgtis. Ir aš manau, kad man didžiąją dalį indėlio turėjo tėvai, nes jie mane išmokino, kad reikia su jais elgtis kaip su truputį kitaip, bet jie vis tiek esi žmonės. Jie esi tokie kaip mes, tik kad truputį, kitaip mąsto. Kitaip mąsto. Apie tą patį dalyką kitaip mąsto. Tai nėra kažkokia grėsmė ar ten, tarkim, nežinau, kažkoks nesusipratimas, kurio tu nenorėtum matyti. Mes šiaip visi kitaip mąstom apie kiekvieną dalyką ir manau, kad mes visi, kaip ir sakėm, visi skirtingi ir visi tikrai turim ir savų stiprių sričių ir savų silpnųjų, kaip ir tie, kurie turi negalią. Tik kad tie, kurie turi negalią, pas juos gal yra truputį labiau matoma. O tikrai, tai kodėl tada visuomenė vis dar yra kažkoks blogas nusistatymas apie žmonės, kurie turi ten, nežinau, intelekto sutrikimų, kurie turi autizmo spektro sutrikimą? Kodėl dar vis galvoja, kad čia, žinai, kažkokie nevisaverčiai, čia nenori gal arti gyventi jų, nenori, kad kaimynai būtų? Manau, kad didelę įtaką daro stereotipai, kurie sako, kad galbūt šitie žmonės yra nestabilūs, žinai, ir jie gali keistai elgtis arba net grėsmingi gali būti, žinai, kažkokį pavojų iškelti, žinai. Tai tie patys stereotipai daro, manau, tokią labai didelę įtaką. Bet žinot, kad daugiausia grėsmė sukelia žmonės, kurie neturi negalios. Taip. Ta prasme, šiaip žmonės, kurie yra blogi, tai jie daugiau grėsmė sukelia negu jie nėra. Ta prasme, gali būti, kad iššaukia kažkokios situacijos, tarkim, jų reakcija, kuri mums atrodo keista, nesuprantama, bet tai tik dėl to, kad jie kitaip pasaulį mato, kitaip suvokia, kitaip iššaukia jausmą, bet tai neaiškia, kad jie bus grėsmė ir panašiai. Va, tai iš to vieto reikia, bet tai labai būtų malonu arba gerai, netgi jeigu, tarkim, mokyklos jums pasakytų, tarkim, kokie yra tie bruožai arba, tarkim, kaip, tarkim, autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės, kaip jie reaguoja, ką mato arba ir kaip jums reikėtų, tarkim, elgtis, jeigu, tarkim, pamatytumėt ir panašiai. Aš manau, kad didžiąją įtaką daro šiaip stereotipai ir jie dažniausiai gali pereiti iš kartų į kartas, kol to stereotipo nesulaužo. O tai kas laužo stereotipus? Mes sugebam juos laužyti. Jeigu mes tiesiog atsiverčiam didesnį akiratį pasauliui, tai temai ir mes išdrįstam apie ją kalbėti, aš manau, kad mes su stereotipus patys sulaužom. Mums tiesiog tai reikia noro ir turėti tą
norą pamatyti plačiau, nežiūrėti tik tai tiesiai ir galvoti, kad visi tie su negalia yra keisti ir blogi ir jie tik blogo linki, bet jeigu mes žiūrėsime plačiai, mes galim matyti, kad jie, jeigu mes su jais bendradarbiaujame, mes galim daug daugiau pasiekti. Tikrai tam, nes tai yra dalis mūsų visuomenės ir dėl to aš tą klausimą prieš tai ir uždaviau, kad kodėl dabar padarė taip, kad mokytumėmės visi kartu, nes tai yra dalis visuomenės. Negalim nuo mūsų slėpti dalies visuomenės ir įsivaizduoti, kad pas mus nėra žmonių įvairovės. Vieni to pačio klasėje, net ir be negalių, vieni greičiau sugeba, nežinau, nubėgti 100 metrų, kiti lėčiau, vieni geriau supranta matematiką, kiti prasčiau ir vieni tiesiog geriau gaudosi situacijose, turi savarankiškumą, kiti mažiau turi to savarankiškumo. Tai tiesiog esam visi skirtingi, didelė įvairovė ir tiesiog nereikia slėpti ir suprasti, kad pas mus visuomenė yra įvairi. Tai dėl to taip ir yra, kad mes neturėtume kažkokią visuomenės grupę uždarytą nuo mūsų, pakovotą, paslėptą ir įsivaizduoti, kad jos nėra, o kad suprastume, kad įvairialypė žmonės esam. Manau, kad svarbiausia tai yra būti universaliems ir mokėti priimti visokius ir mokėti bendrauti su kitokiais. Nes universalumas sukuria bendradarbiavimą. Tai ačiū visiems, kurie klausėte ir kartu su mumis buvote. Ačiū labai, kad išklausėte mūsų minčių ir linkime jums gražios dienos, ar gražos vakaro, ar gražos ryto.